Labas vakaras jūsų dėmesiu, Kėdainių krašto televizija. Darbą studijoje pradedu aš, Indrė Dambrauskienė, kartu apžvelkime naujausius rajono įvykius. Dabar apie juos trumpai. Ačiū, kad žiūrite. Uždarojoje akcinėje bendrovėje Kedbusas Sąmyšis ugniagesiai gelbėtojai ruošiasi varžyboms. Darbo inspekcijos specialistai kėdainiečiams surengė seminaro konsultaciją. Profesinio rengimo centre karių desantas, triukšmas taršos šaltinis, ar netuname skulptūros iš šieno. Varžovų neįvertinę Nevėžio veteranai patyrė pralaimėjimą. Uždarojoje akcinėje bendrovėje Kedbusas Sąmyšis vakar vyko balsavimas dėl streiko. Trečiadienį visą dieną uždarosios akcinės bendrovės Kedbusas būstinėje vyko didžiulis sujudimas. Čia atvyko Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos atstovai. Bendrovėje buvo organizuojamas balsavimas dėl streiko. Vėlyvą vakarą buvo paskelbti balsavimo rezultatai. Beveik visi darbuotojai vieningai pasisakė už streiką. Balsavimas baigtas. 17 val. Protokole įrašyta, kad baigtas balsavimas. Viso dirba 708 darbuotojai, balsavime dalyvavo 70. Tai praktiškai, kad reikėtų, kad būtų pritarta streikui 40, bet atidarius balsadėžę raštas 67 už streiką, 3 prieš, reiškia streikui pritarta. Mandatas profesiniai sąjungai skelbti streiką suteiktas. Tačiau tai dar ne viskas. Bendrovės darbuotojai surinkę parašus išreiškė nepasitikėjimą bendrovės direktoriaus pavaduotojo pareigas einančiu Rimgaudu Rimošaičiu. Darbuotojai parašus dėl nepasitikėjimo Rimgaudu Rimošaičiu įteikė bendrovės valdybai ir tikisi, kad valdyba priims atitinkamus sprendimus. Uždarosios akcinės bendrovės Kedbusas profesinė sąjunga reikalauja nevilkinti kolektyvinių derybų, sudaryti sąlygas profesiniai sąjungai atstovauti darbuotojų interesams galimuose įmonės organizaciniuose ir struktūriniuose pokyčiuose. Tad jei įmonės atstovai ir toliau nerodys noro susitarti, profesinė sąjunga įgys teisę skelbti streiką. Prieš jį taip pat gali būti organizuojamas įspėjamasis streikas. Kėdainių ugniagesiai gelbėtojai ne tik gesina gaisrus, bet ir ruošiasi varžyboms. Šią savaitę vyksta Lietuvos Respublikos ugniagesybos sporto B etapo rungtynių pirmasis etapas. Jame dalyvauja ir Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komandos. Šią savaitę vyksta Lietuvos Respublikos ugniagesybos sporto B etapo rungtynės pirmas etapas, kuris yra vykdomas jau kiekvienais metais ir pats pirmas etapas yra vykdomas kiekvienoje tarnyboje, kiekvienoje komandoje. Tai yra kiekvienas, ekipažas turi tą atlikti ir paskui iš kiekvienos apskrities, kas atlieka greičiausiai, jau tada vyksta į respublikinį, į finalinį tą etapą vadinamą. Tai šiuo metu tiesiog, kaip matot, padarėm tą visą išsidėstymą. Atliktas gan neblogai, bet tobulinsim, taip sakant, savo įgūdžius dar. Toliau laidoje darbo inspekcijos specialistai kėdainiečiams surengė seminaro konsultaciją. Plačiau apie tai Kristinos Mirvienės reportaže. Balandžio 28 yra paskelbta pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena. Valstybinės darbo inspekcijos Kauno teritorinis skyrius, norėdamas atkreipti visuomenės dėmesį darbuotojų saugos problemas, Kėdainių savivaldybėje surengė konsultacinį seminarą. Darbe per atkurtos nepriklausomybės metus, tai yra 92-16 metai, žuvo 2221. Darbuotojas sužalota daugiau negu 73 tūkstančiai. Šita pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena Lietuvoje yra minima nuo 2001 metų. Kadangi čia skaitosi ne seminaras, o konsultacinis kaip seminaras, tai mes tenksimės atsakyti į klausimus, kurie aktualūs būtent tiem klausytojams, kurie susirinks. Per pirmąjį šių metų ketvirtį Kauno apskrityje dėl nelaimingų įvykių darbe žuvo 8 žmonės. Sunkiai pakenkta 36 asmenų sveikatai. Tai yra šiek tiek mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Pavojingiausiamis darbo vietomis tradiciškai išlieka tos pačios sritys. Daugiausia nelaimingų atsitikimų ir įvyksta, aišku, statyboje, gamybos pramonėje, medžio apdirbime, miškuose ir transporte. Kėdainių profesinio rengimo centro moksleiviai turėjo progą susipažinti su Lietuvos kariuomenės ginkluote, karinė technika, dalyvauti mini pratybose ir išgirsti atsakymus į juos dominančius klausimus.
Kėdainių profesinio rengimo centro moksleiviams buvo neįprasta diena. Vietoj pamokų teko susitikti su būriu karių, apžiūrėti jų karinę techniką, ginkluotę, dalyvauti mini pratybose. Profesinio rengimo centre svečiavosi Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro ir krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos antrosios rinktinės 207 pėstininkų kuopos kariai. Svarbiausia tai, kad mes norim pristatyti Lietuvos kariuomenę, tarnavimo būdus Lietuvos kariuomeniai, kad patraukti jaunuolius pasirinkti kario profesiją, tuo pačiu informaciją paskleisti tiesiogiai jaunuoliam apie šaukimą į Lietuvos kariuomenę. Tai va, pagrindę pristatyti Lietuvos kariuomenės ginkluotę, kiek turim. Kėdainių profesinio rengimo centro moksleiviai galėjo ne tik iš arti apžiūrėti karinę techniką ir ginkluotę, kulkosvaidžius, minosvaidį, artilerijos pabūklus, bet ir pašaudyti šratasvydžio ginklais, imitacinėme minų lauke pabandyti aptikti sprogmenis. Moksleiviai sakė, kad toks kariuomenės pristatymas buvo įdomus. Asmeniškai yra įdomu, nes tiek gyveni Lietuvoje, žinai, kas dedasi, ta agresija iš Rusijos pusės ir panašiai. Manau, kad aktualu dabar šiandieną, tiesiog įdomu. Pats planuoji tarnauti? Asmeniškai aš tai ne. Kariuomenės pristatymą stebėję profesinio rengimo centro darbuotojai sakė, kad tokie renginiai jaunimui reikalingi. Aišku, reikia pristatymą kažkokią tai, tik eina į kariuomenę, aišku. Tuo prasme, kažkas gint turi. Kaip manote, ar tai paskatins jaunimą eiti tarnauti? Manau, jo, visa ta technika, viskas turėtų sudominti. Patekti į Lietuvos kariuomenę galima keliais būdais. Eiti į karių savanorių tarnybą, stoti į karo akademiją arba būti pakviestam į šauktinių kariuomenę. Tęsėme laidą. Triukšmo poveikis labai žalingas sveikatai. Apie tai ir apie rastus pažeidimus matuojant triukšmo lygį Kėdainių mieste šiame reportaže. Kasmet, minint Tarptautinę triukšmo supratimo dieną, žmonės skatinami susimastyti apie tai, kad triukšmas tampa globalinė problema ir taršos šaltiniu. Kokią žalą žmogaus sveikatai daro triukšmas ir kokiomis lygomis galima susirgti nuo jo poveikio, kalbėjome su Kėdainių visuomenės sveikatos stebėsenos specialiste Daiva Mickevičienė. Dirbtinai sukelti įvairaus stiprumo ir dažnio garsai, kenkiantis mūsų poilsiui darbui, kenkia taip pat mūsų organizmui. Vaikų ir jaunuolių klausa yra greičiau pažeidžiama negu suaugusių. Apie 60-70 decibelų sukelia galvos skausmus, taip pat nervinę sistemą sutrikdo, stresą patiria žmonės. Triukšmas yra kenksmingas sveikatai aplinkos faktorius. Jaunuoliai dėl ilgalaikio triukšmo poveikio tampa grubus, agresyvus, sumažėja jų mokymosi rezultatai. Nuo triukšmo nukenčia klausa, nervų bei kraujagyslių sistema. Triukšmas gali sąlygoti įvairių susirgimų – hipertoninės ir ischeminės širdies lygos, aterosklerozės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos lėtinių uždegimų, opaligės bei įvairių neurozių išsivystymą. Kėdainiuose triukšmas matuojamas kasmet tose pačiose teritorijose. Kasmet mes atliekam triukšmo matavimus ketvirtame ketvirtyje. Tai dažniausiai būna lapkričio mėnesį. Tyrimus atliekame pagal Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimus patvirtintose tyliosiose viešosiose zonose, tai yra Kėdainių ligoninės, Lopšelio darželio pasaka bei Mažylio akademijos teritorijose. Taip pat tyliojoje gamtos zonoje, tai yra Babėnų miško teritorija. Ir prevencinėje triukšmo zonoje, tai yra Mindaugo gatvės atkarpa. Pernai triukšmo matavimai netitiko Mindaugo gatvės atkarpoje tiek dienos, vakaro ir nakties metu. Ribiniai dydžiai reglamentuoti Lietuvos higienos normų skelbia. Ekvivalentinis triukšmas dienos metu nuo 6 iki 18 valandos neturi viršyti 65 decibelų, o maksimalus 70. Vakaro metu nuo 18 iki 22 valandos 60 ir 65 decibelų, o nakties metu nuo 22 iki 6 valandos ryto 55 ir 60 decibelų. Arnetų name pirmą kartą svečiuojasi tautodailininkė Danutė Saukaitienė. Ji pristato šieno skulptūrų parodą Žolynų virsmas ir surengia kūrybinės dirbtuves. Kėdainių krašto muziejaus tradicinių amatų centre Arnetų name pakvipo nušienautomis pievomis.
Čia atidaryta Marijampolietės tautodailininkės Danutės Aukaitinės paroda Žolynų virsmas. Parodoje demonstruojamos skulptūros atvaizduoja laimės paukščius, zodiako ženklus, prakartėles, šventuosius. Kurdama savo kūrinius, Danutė Aukaitinė naudoja tik natūralias žoles, šieną ir džiovintas žoleles, kurias pati ir nušienauja. Pats pirmas darbas, sakykime, gal gimė 2004 metais. Tai būtent va štai šitas paukštis prie žvakių šviesos, nes tą vakarą man taip jau norėjusi. Taip jau pakuždėjau kažkas, kad vaikai atneškit šieno, sakau. Ir stegiau dvi žvakes, nors šviesos, kaip saka, nebuvo. Ir būtent prie to žvakių šviesos buvo gimė šitas paukštelis. Nu, ryt žiūrau dienos metu, kaip ir nieko. Nu, ir va nuo šito paukščio, kaip sakau, mano talismano, pajudėjo ledai į priekį ir prasidėjo kūryba. Pati pirmoji tautodailininkės paroda įvyko 2005 metais. Pirmoje parodoje buvo eksponuojami zodiako ženklai. Kėdainiuose šieno skulptūrų autorė lankosi pirmą kartą, o jos paroda Žolynų virsmas 51. Po pasirodymo mūsų mieste skulptūros keliaus į Lazdijus, o vėliau ir po visą Lietuvą. Menininkė aktyviai dalyvauja mūgėse, tačiau su savo kūriniais, pasak jos, atsisveikinti būna labai sunku. Danutė Aukaitinė pasidžiaugė, kad jos darbelius pamėgo ir užsieniečiai. Lenkija, ne tik tai Kazachstanas, Švedija, Lietuva, Rusija, nu ir Amerika. Net ir Amerikoje, net toks buvo įdomus atvejis. Kažkurioje kaziuko mugėje priejus moteris pirko šitą laimės paukštį. Nu, matau akcentas. Lietuvis, bet su anglišku, pasirodo iš Amerikos. Nu, nupirko. Vėl sėdžiu vasarą dainų šventėje. Sereikiškių parke ateina daugšti vyrukai. Mūsų mama siuntė nupirkti paukščių. Žiūrau, kokia mama. Jinai per kaziuko mugę pirko paukštį. Būtent ta pati iš Amerikos lietuvė atsiuntė sūnų, kad čia nupirktų dar vieną paukštį. Nu kažkaip, malonu, pamalona širdį. Susirinkę į parodą lankytojai žavėjosi dirbinių neįprastumu. Ir kompozicija, ir išpildymas visas, kruopštumas. Įdomu, labai įdomu. Pirmą kartą žiūriu. Pirmą kartą tokioj parodoj iš tikrųjų labai sužavėjo. Nu, tokių yra kūrybingų žmonių, paprasčiausiai atrodo šiaudai, ką iš jo gali padaryti. O čia toks menas, pažiūrėjau į šitą skulptūrą, tiesiog sakau, aura nuo jos sklinda, tiesiog nuotaika išgauta. Nu, labai didelį įspūdį daro. Molis, tai vėl akmenys visokie, visko čia iš šiaudų, iš kažkaip tai niekad nemačius paprasčiausiai kažkaip Lietuvoje. Taip. Paroda veiks iki gegužės 27 dienos. Na ir pabaigai sportas. Nevėžio futbolo veteranai stojo į kovą su kaimynais iš Ukmergės. Nors kėdainiečiai tikėjosi lengvos pergalės, ją iškovojo Vienybės komanda. Vakar Kėdainių futbolo klubo Nevėžės veteranai susitiko su Ukmergės Vienybės futbolo komanda. Tikėjęs lengvos kovos, kėdainiečiai rezultatu 5-4 pralaimėjo varžovams. Komanda šiandien buvo pilnos tikrai sudėties ir tikrai tikėjomės gal ir pergalės lengvos. Iš tikrųjų varžovas atvažiavo, tikrai matėsi, kad nepilna komplektacija, trūko ten tų pagrindinių žaidėjų. Ir mes gal nusiteikimas toks buvo iš tikrųjų blogas, kad išeisim, žodžiu, ir laimėsim lengvai rungtynės. Pasirodo nieko panašaus, reikia žaisti visada ir su visais varžovais. Tai va, šiandien tikrai nevertinam varžovai ir pralošėm tokių tik įvarčiai 5-4, iš tikrųjų daug įvarčių, bet esmė ta, kad pralošėm yra blogai. Kas pelnė įvarčius? Juknevičius tikrai įmušė Popovas ir Masevičius, kaip pamenu, 3 žaidėjai tikrai įmušė, gal ir kažkas ir 2 įvarčius, bet nefiksavau, bet ir tie įvarčiai šiandien tokie, kaip sakyti, yra tokius mes sumušėm, kurie neturėjo būti. Iš tikrųjų, gero įvarčio labai gal vienas ir buvo, o taip iš varžovo klaidų tokius, jie patys beveik įdėjo. O prasileidom tikrai šiandien labai tragiškus įvarčius ir, sakykim, tikrai gynybo linijas šiandien sužaidė, labai prastai, aišku, ir visa komanda labai prastai. Kitą savaitę Kėdainių futbolo klubo Nevėžės veteranai vyks į Kauną, kur susitiks su stipria Virpsto komanda, pernai iškovojusią čempionų vardą. Tikrai laukia sunkus, stiprus varžovas, tai sakykim, gal šiek tiek bus stiprių ir geriau varžovų, nes sakykim, tokios nusitikimai, kaip aną trečiadienį pralošėm Marijampolę, šiandieną Ukmergėje, kur tikrai net negalvojom apie pralaimėjimus, tai gal tas varžovų nevertinimas ir buvo iš tikrųjų ta mūsų tokia bėda.
Štai ir viskas, ką jums paruošėme šį vakarą. Ryt sveikinsime su naujomis žiniomis. Būtinai žiūrėkite, gražaus jums vakaro sudie. Laidos krašto naujienos partneriai – akcinė bendrovė Krekenavos agrofirma, uždrauja akcinė bendrovė Kėdainių konservų fabrikas, uždrauja akcinė bendrovė Vikeda gaminanti D2 ledus ir uždrauja akcinė bendrovė Sibena valdanti parduotuvių tinklą Agurkėlis.